Čia aš sakiau, kad aš tave nupiešiu, bet aš vėliau gerai. Taigi tu sakai, kad tu man parodai. Aš žinau, kad aš daug ką sakiau. Prašau. Ne, tai aš galėsiu parodyti, bet vėliau. Gerai, vėliau. Aš tau tada tavęs nekviesiu. Ne, prašau. Ei, Šaika, pas mane šiandien vakare bus plotas. Tai prieikit prie manęs per pertrauką, ten prie pieno baro ir mes apsitarsim. Kaip? Kelintą valandą. Nu, čia aš tik tais fainai Presliui ir Kužiai sakiau. Nenorėjau. Nelabai tu ją geriau nebežinau. Žodžiu, aš galėsiu nupiešti, bet aš vėliau nupiešiu, gerai? Neįm, prašau. Čia yra mano saugi erdvė. Mano saugi erdvė, prašau, nelies. Baig, gerai? Baig. Ei. Taip, aš taip laukiu apklausos. Ačiū Dievui. Ką? Pasirodė įtraukta į ugdymosi programą. Na tai gerai, grupės jau paskirščiau. Sauk, šitą nesąmonę. Aš negalėjau kažkokio geresnio sugalvoti, aš nežinau. Kas čia per Eik sau. Kas čia per nesąmonę, negalėjau mūsų tiesiog paleist. Negalime per atostogų tiesiog padaryti. Filmą galėjom pažiūrėti. Taip, aš nesu. Eik sau. Mokytoja, o jeigu aš laimėsiu iki pamokos galo, galėsiu išeiti anksčiau? Galima bet prašau išbaigti galą. išeiti. Ir balą, prašau. Nu gerai, davai. Greičiau pradėsim, greičiau pabaigsim. Sana,
Ką? Ar čia koks nors pabėgimo kambarys? Prisimenu, su sesute žaisdavau Monopolį ir visada leisdavau laimėti jai. Čia žiauriai gražios tų langelių spalvos, aš panaudosiu jas kokiam savo Kas statului. čia per lenta? Nu gerai, nebesvaiksim. Klausykit, kuo greičiau pradėsim, tuo greičiau užbaigsim. Manęs po valandos fondo mytas laukia. O čia Apkauskaitės tikrai direktorium padarys. Gerai, laikas, pinigai. Pažiūrėk, tam pinigai. Tokie. Ką tu ten išritinai? Kas čia vyksta? Davai mes dar kartą. Jo. Man čia negeras skaičius. Jo, 7, oi. Gerai. Sėkmingas skaičių išmes, kokį nors gerą. Kas čia vyksta? Kas čia per garsai? Kodėl tavo manimu jonvabaliai šviečia? Geras klausimas. Tai gal, kad jie būtų matomi, kaip ir visi čia aplinkui esantis normalus. Kodėl, tavo manimu, žmonės eina į mokyklą? Na tai kad galėtų investuoti į save, aišku, tada į akcijas, į ETF-us, į nekilnojamą turtą, į kriptovaliutas. Užteks! Ačiū. Ką tu darytum su vazonu be dugno, Pieščiau, o su skardine, pieščiau. o miške ant kelmo? Ten jau tapyčiau, nes miškas yra mano drobė. Kas tavo manimu yra svarbiausia mūsų visatoje? Ne, turbūt kaip visi žinome, visata yra sudaryta iš 94,79% juodosios materijos ir kosminių dulkių. Tad galbūt geresnis klausimas būtų, ar svarbiausia yra tai, ko mes net nesuprantame. Ačiū. Ačiū. Iki šiol galvojame, kad svarbiausia Dievo sukurtas žmogus. Palauk. Krenta reitingai. Tu priimtas. Ačiū. Dabar klausimą turime tau. Ir aš turiu jums klausimą, broliai ir seseris, kaip čia sakoma, kodėl mokinys pasimė kopečius į mokyklą, ne ši mokykla aukšto lygio? Užteks. Paskutinis klausimas. Tu, kodėl nori mokytis Vilniaus jėzuitų gimnazijoje? Čia man geriausios sąlygos pasireikšti, tapti geriausią savo versiją, potencialą pasiekti. Aleliuja! Pagaliau normalus kandidatas! Na, man visai patiko, mane priėmė. Siūlau 100. Nes vaikačkarikas tu, šis langelis bus mano, todėl aš siūlau 350. Mėlyjei, komisija ryškiai buvo sužymėta mano maniška siela.
Siūlau 400, va. 400. Nesąmonė. 600. Realybė tokia, kad langelį gauna tas, kuris pasiūlys daugiausia. 700. Gerai, viskas. Užtenka. Aš siūlau 1000. 3, 2, 1, paru. Tu juokauji. Tu juokauji. Kaip man patinka mano namas? Ačiū. Nesąmonė. Na, gerai, dabar atėjo mano laikas ridenti šiuos kauliukus. Gerai. Na jau ne. Tavo laikas baigėsi. Dabar atėjo mano šlovės akimirka. Gėlės. Sveiki, mokytoja. Sveikinu jūs su jūsų diena. Oi, Su rugsėjo ačiū, pirmąja. Rimuk. Oi, tai vaikai, ačiū. Rugsėjo 1. Oi, ačiū. Vaikai, ačiū, vaikai. Kaip aš jūs myliu, vaikai, jūs. Ačiū labai jums. Su rugsėjo 1. Oi, ir tau, gegužytė, ačiū. Ačiū. Koks tavo vardas? Mokytoja, tada jau pirmą kontrolinį rašysiu. Ką sakei? Nu presnisgi sakau. Mano Aš spainas, gražiai. tai draugauja. Nu kaip tau šitą mokyklą? Kaip tau? Blogai. Visai, žinai, galėtų aišku. Vaikai, einu pasimerkti gėlių. Praleiskite, o atsiprašau, praleiskite. Ei jūs, matėt man bibleidą? Ir mano, jis taip sukasi, ir mano taip sukasi. Fidget spinneris! Nusilauk, atsargiai. Eik tu atsargiai, nu. Aš jau paru, jūs galite pažiūrėti iš toliau, gerai? Aš pasuku ir jūs galite čia. Va. Jis kaip planeta sukasi, žiūri kietai, ne? Žiauriai kietai. Wow. Galiu dar... Žiauri. Mano paspirtukas pridėsti. Duokit man jį! Galiu? Prašau! Galiu ir aš! Prašau! Eik sau! Gerai, o dabar atėjo jūsų metas pažiūrėti į patį geriausią The Most Legendary Battlefield! Žiūrėkit. 3, 2, 1. Woo! Eik sau! O gal kas turi boraksą? Ai, ir be jo apsieisiu. Kas čia per nesąmonė? Neliesk! Neliesk! Apie mano skistuolės. Čarli, ar tu čia? Ne. Čia. Čarli, ar tu čia? Taip, Čarli čia! Čarli čia! Gerai, užtenka šitų nesąmonių. Man nepatinka, man per baisu. Gerai, pasikeliam savo nuotaiką ir nufilmuojam patį geriausią musicalį! Need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your Kur tu bjaurasi? Vieno bare kaip tu kur? Jie jau seniai nebeparduoda. Kas taip drįso? Veryga. Spaudžia negaliu, ačiū tau veryga, depresiją turiu, atsipalaiduoti kaip anksčiau nelegalu. Eisiu aš skaičiuoti šimtukų ant lentų, užsimotyvuosiu aš protingas kaip ir tu. Kur dešimtukai jau? Ar kažkas
kas gali būti blogiau, mačas net nebuvo tada. Ei, nu tu nustok skūstis, nu čia nesąmonės, kažkokias kalbi. Ta prasme, 2016 buvo pripažinti patys spalviškiausi. Gerai, užteks pliurpalų. Šio kaina langelio prasideda nuo 600. 1200. Ar tau visai kuku? Na, man tie slaimai visai patiko. Šie. Daugiau? Niekas? Parduota už 1200. Aš taip net neturiu, man atrodo, žinok, aš kaip skaičiau, vis tiek neturėjau. Gerai, eik tu mesk, gerai? Eik fainai mesk. Davai, mesk. Mesk. Tai buvo music video. Gerai, tu čia gali vidurį pasėti. Kodėl aš visą laiką per vidurį? Nauji žadėjai tu, be? Kodėl aš visą laiką per vidurį, aš nenoriu. Galima iš pirmo mušt ir galima labai stipriai ir galima belekia kartu. Gerai, palauk, mums reikia kulminacijos. Mums reikia jį pataikyti. Gal trečią kartą. Bandom, davai. Laikit. Davai, opa. Davai, Oi, muškit jį, mušk. Ei, Siri, atidaryk TikToką. Na, šiaip jau pagal mokyklos statutą, ne gimnazinių klasių mokiniams, žiūrėti programėlių telefone yra draudžiama. Ką tu čia darai? Nesąmonės kažkokius, tik vis tiek niekas mūsų nematys, mes galim žiūrėti tą TikToką, kiek mes norim. Paro. Einam pasižiūrėti, ką gero nori. Na? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. My name is Giedre. Every morning I wake up on 6 o'clock. I brush my teeth. I eat my breakfast and go to school by bus. Giedre, nu tu labai stengiasi, bet tavo tarimas tiesiog perskaitas, kaip sąmonės tavęs pasakęs. She thinks she love me, I think she trolling. That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know me. Young bull living like an old geese. Quick release, she thinks Love you all night. Need you all night. What do I wear? I only told you 12 times. The first dress that you put on is still your best find. We've been sitting in this dressing room for hours. I need a break, baby. theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but what you don't understand. Thank you, Carter. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage. Go, daddy, go. We got to gain out. Go, daddy, go. Now pass it to my bro, let's go.
We move too fast, they can slime me as ever. Life is too grimy, y'all watch for the devil. It's a Rolls Royce and it come with umbrella. 2018 in that Porsche Carrera. Go your pouch. Racks in a quarter ounce. Just not from the top, make it. Oi, tie tėvai prisiskrolino ir sako, kad dar telefonai blogai, nu kas čia per nesąmonę. Šis socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 21 amžiaus fenomenas. Ką čia kalba? Gerai, jūs nežinosit, ką su šitų langeliu daryti. Siūlau 1000. 1200. Ei, nieko man nėra brangiau už mūsų mieluosius tėvelius, tai statau 5000 visus savo pinigus, palaukit. Ištrauksiu viską. Va. Tu ką išpratėjai? Viską statau, atiduodu. Aš tik šito langelio. Na, ką galiu pasakyti? Parduota! Gražą pasiliksiu, gerai? Tik primenu, kad investicijos emocinį kapitalą šiame žaidime dividendų negarantuoja, tačiau bankroto ataskaitai atrodys labai gražiai. Gerai, nu tai, kad man jau čia taip gerai sekasi, tai žinokit, aš dar kartą mėsiu. Labadiena, sveiki gyvi. Sveiki. Sveiki, mokytoja. Sveikas gyvas, labai gražiai atrodai. Ačiū, jūs mokytoja taip pat. Nu, mes kaip visada pasiruošę kontroliniam darbui ir pasipuošę kaip į šventę. Taigi aš irgi jau pasikvėpinau, dabar galiu pradėti pamoką. Šiandien mes rašome su jumis kontrolinį darbą. Yes, pagaliau. O kodėl kameros neįjungtos? Prašau įsijungti kamerą. Norėčiau jūs pamatyti. Gal jūs nesu uniformom, pavyzdžiui? Taigi laukiu jūsų. Tai gal man sužymėti dieninę nebuvimus? Prašome įsijungti kameras, nes jau pradedu žymėti N. Štai sveiki, sveiki. Malonu jūs matyti. Mokytoja. Ką? Mokytoja. Taip. Man neveikia kamera. Kaip tai neveikia kamera? Nu rimtai. Bandau įjungti. Nepavyksta, žinokit. Nežinau. Nepatinka man. Na tiek to. Bet būtų geriau, kad jį veiktų. Tebūnie. Tikiuosi rašysi darbą sąžiningai. Gerai. Žinoma, mokytoja. Puiku. Labai tavim tikiuosi. Pasitikiu. Gerai, brangieji. Tai dabar atsiunčiau jums darbą per e-testą. Įsijungiat, susirenkat kodą, slaptažodį ir pradedate darbą. Sėkmės darbe. Ačiū, mokytoja. Laimingai. Mama, o ATR sudaro Lietuva ir Latvija, ne? Tai? Kas čia dabar? Kodėl pagalbos prašai? Nu, nežinau. Bus klausimas. One eternity later. Vaikai, kur jūs visi buvot? Kas dabar daros? Prašom įsijungti kameras atgal. Kodėl jūs prapuolėt visi? Norit dvejetus gauti? Prašau sugrįžti į pamoką. Kas čia darosi? Kodėl ne vieno nėra? Taip. Mes vis dar čia esam. Jūs gal pastrigo Teamsai?
Kaip tu pastrigo timsai? Ne, gali būti mano tamsai tvarkoj. Ką dabar daryti? Palaukit, kaip dabar prašau man padėti. Aš nebežinau, ką daryti. Mokyta, jūs pabandykit paspausti Alt F4. Alt F4. Aha, Alt štai čia jisai ir 4, ne? Spaudžiu, palaukit, tuoj. Kas čia dabar darosi? Vėl išdykaujat. Prašom, baigti. Aš to supyksiu, kaip reikia. Prašau susikaupti, dirbti, dar liko šiek tiek laiko. Reikia garbingai pabaigti kontrolinį ir net nejuokauti. Dirbam. Aš jūs stebiu. Kas čia darosi? Ir baikit landžiot, kur nereikia. Kas čia vėl dabar iš naujo? Jeigu žiūrėk, kur tu čia Wikipedijai, bent į visuotinę lietuvių enciklopediją nueitum, padaresnis vis tik puslapis. Kas čia dabar darosi? O, kaip tu pamaitė čia? Koks geras pakutavėlis, atėjai pamokėlę, kokia tu gerutė. Nu, matai, čia visi dirba. Mokytoja, jūs neužsitildinusi. Mokytoja. Kas? Mokytoja, išsiekit mikrofoną. Mokytoja, jūs neužsitildinusi esate. Mokytoja. Gerai, girdžiu. Mokytoja. Taip. Puiku. Ačiū už pastebėjimą. Tvarkoj, tai jau pabaigėte čia tos kontrolinius siųsti, ar dar ne? Dar vis dirbate? Mokytoja, o aš jau baigiau, tai galima atsijungti. Gerai. Jeigu pabaigė, ar tikrai pabaigiai? Ar tikrai viską padarėjai? Laisva valia niekieno neverčiama siunti? Viską padariau. Gerai, šaunu. Gerai, tai viso gero tada. Viso gero. Sėkmės. Nu tai visi, jeigu pabaigė, tai gal keliauti. Viso geriausio, mokytoja. Viso. Geros jums dienos. Viso. Jo, atsiųsiu kodą. Amongas. Davai. Jau galima pirkti. Taip, ar girdžiu pirmosius statymus? Nu, Žinai, man pinigų šitą nebeliko. langelį tikrai perku. Aš statau iš karto 600. Tu juokauji. Ei, palaukit. 700. Jo, tu prasme, taip ir toliau, nes jisai susirinks visus langelius. Taip, susijimam, Hebra, mes negalim jam leisti tiesiog visus langelius nusipirkti. Nu, nejuokaukit, aš nenoriu čia būti tikras šito žaidimo valdovas. Man labai patiko tos karantinas, visos tos kaukios, tie žaidimai ir gal tas mažas įvykis su mama nelabai noriu, kad kiti jį prisimintų. Tai va, aš statau iš karto 1500. Nesveikas, realiai. Na ką, parduota už 1500? Tikrai brangiausia istorijos pamoka. Prisimink, LDK buvo Latvija ir Lietuva. Kas čia per nesąmonė? Nu ir gerai, turėk tu tą savo kažkokį nameliuką čia. Vis tiek man jo nereikia. Vis tiek man tos visos kaukės visą makijažą nubraukdavo. Mano jautrios kraujagyslės mane verčia mest kuliuką, tai gal ir mesiu aš tiesiog.
Labas. Kur pietausi? Varom mačius išgers į antrą aukštą. Jeigu užmesi, tada gal ir nueisi. Oi, davai, einam. Niekam nereikia tokių akinių. Leidžiu mane. Ei. Tu matei mano vaikus? Kažkur, ant palangės. Pasistatys kažkas. Palangės. Normaliai. Palauk, aš dar truputį sutvarkysiu. Ką jūs čia darote? Tai mes Lush Life norim filmuoti. Šitą sąvoką žinau. Jo, tai šitą parodysiu. Čia Lush Life'as tas gyvenimas, kur pilnas nuotykių, visų patyrimo, ne? Girly pop, tiesiog tik tokia, trendas, soundas ir mes norėjom pašokti. Žiūrėk, viskas skamba maždaug taip. Mane tėvai atvedė, sakė bus gerai, o pasirodo, mokytis čia reik. Turiu draugų, ex-boyfriendų, krešų ir kitų. Visai gal cute, bet egzaminai. Gražiausias dienos dar ateityje, mokyklos vaizdas seniai užmarštyje. Uniformų nėra, ašarėlė net nurieda. Ir jau daugiau kontroliniai nebus, ir miegot kabinetuose neduos. Ir onutė nerodys meilės, ir vėl neturiu kortelės. Užmirškite šitos šiltos gimnazijos dvasios. Sodrus gyvenimas paguos, 100 dienų apdovanos. Hei! Neužmirškite šitos šiltos gimnazijos dvasios. Sodrus gyvenimas paguos, 100 dienų apdovanos. Presli. Man reikia kirpimo. Gali mane apkirti, prašau. 5 eurai. 5 eurai? Aš tau į bomžą panašus. Ką tu nusišneki, baigtų? Gerai. 7,5. Nu, prašau. Kokios dar pusės, Herkau, net nešnekėk su manu, baigtų. Nu gerai, 10 eurų. Nu prašau, man labai reikia, prašau. Na gerai, Herkau, už 10 eurų bet ką padaryčiau. Yes. Teik čia. Sustatykim. Duok padėsiu. Žinoma, Herkau, žinoma. Ką? Negaliu dabar. Palauk. Gerai. Nu, pradedam. Pala. Kirpti ar nekirpti? Štai kur klausimas. Jau lenda plaukai man į akis, jau sunku įmatyti, ką ten mokytojai ant tų rašo. Visi mes žinom, juk keisis gerai, bet pagalvojus, ar tai kažką pakeis manyje? Herkau, ką tu čia sumastai? Klausyk, juk gera šukuosena gali viską pakeisti. Žiūrėk. Tu prameti visus metimus, kurių tu net nebandai mesti. Gal šitą taip pataikysi, kad net pateksi ant Vogue žurnalo viršelio, Herkau. Faktai. Tikrai sakai gerus faktus. Bet kas jeigu išėjus į lauką man pradės šalt ausis? Žinai, kaip šalta laukia yra. Aš galiu net susirgti smegenų uždegimu. Nu, Herkau, žiūrėk, dėl smegenų uždegimo gali net nesijaudinti. Tikrai ten daug ko nėra. Bet žiūrėk, plaukai, jie tauks, galėsi nešiot savo kasas iki lygiai grindų. Nesijaudink. Ne.
Kas jeigu nauja šukuosena išiškins mano didelę kaktą? Ant jos sugebu sutilpdinti net 4 pirštus. Nu žiūrėk, Herkau. Kartais pasitaiko ir nevykusių šukuosenų. Nusvilusių permų, kreivų kirpčiukų ir tikrai per trumpas baskatas išiškintų tavo kiek keistoką galvos formą. Bet žiūrėk, aš kaip visas žymiausias šukuosenas išbandęs vyrukas galiu sakyti, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Ne, tu manęs neįkalbėsi, ten. Tipo, tu eini ten, kur tiesiog tu pralaši. Ir tu mums pavydi, kad mes neinam tuo pačiu keliu. Tipo, jei esi toks gamblinimo asas, tai eik ten vienas. Nes kiek žinau, tu tik kitiems moki gyvenimus gadinti. Aš pavydžiu tau? Herkau, tu žinai, kiek šitas laikrodis kainuoja? Klausyk, aš tave išgelbėti bandau. Tu matė save veidrodį. Žiūrėk, Herkau, nesijaudink, viskas bus gerai, aš žinau, ką darau. Žiūrėk, Herkau, atskanda lėktuvėlis. Ne. Herkau, atskanda lėktuvėlis. Ne, baig, duok mano 10 eurų atgal. Nu, tai turbūt dievulio ženklas. Ne, Herkau, tai Preslio ženklas. Bent atgausi savo 10 eurų? Tikrai ne. Kaip tau? Nekoks lūzeris. Kaip tau patiko mačas? Nori daugiau? Top 3 mačas vietas. And my time was running wild and Wow. Jam realiai gerba gal. still don't know what I was looking for. And my time was running wild, a million dead-end streets. Every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change don't wanna be a richer one. Face is strange. Herkau, kas čia per nauja šukuosena? Kas čia per naujas technologinio ugdymo modulis, profesinių kompetencijų kėlimas? Į ugdymo planą tai neįtraukta, Jurgita nieko nederino. O gal čia tavo saviraiškos reikalas? Ar paskutinis šauksmas gelbėkit? Apskritai, kas čia atsakingas už šitą projektą? Presli tu? Ir išnekėkit, kas čia yra? O čia dabar? Nu, suprantu, keistis reikia. Bet reikia keistis kažkaip tai iš vidaus, nes išorės pradėti, tu jėzuitų mokyklos mokinys ar ne. Nu, bet jau vyrai uniformą. Kelnes numaut, per užpakalį duot, einam iš. Bet čia turbūt brangus tas bus, ne? Norėjau nusipirkti. Herkau, kaip čia tave fainiai apskuto, tu pasirodyk. O, žinai ką, aš pagalvojau, aš norėjau tavęs truputėlį paklausti, ar tu netyčia gal neturi šokio vakarui porininkės? Gal galėčiau aš būti tavo porininkė?
Nu, baigtų čia imtus makaronus, kad nei baskatas pavykęs, nei normalus herkatas. Nu, kas čia, tik makaronai ant galvos. Ei. Baig. Taigi jūs matot, kaip Herkus gražiai paaugo per vasarą, taigi jūs pasižiūrėkit, koks jis aukštas. Ką tu čia meluoji? Visi žinom, kad tavo snapo galerija pilna Herkaus stikerių. Ką tu nusišneki? Herkau, šiaip tais partneriai jau turėjai išsirinkti anksčiau, tad jį turėtų šokti su manimi. Šiaip tais... Jo net nėra šokių grupėje. Stabdyk arklius, sustok. Žinai, mes galime jį prisėti, mes galim tokia išjungtėlę padaryti, mes galim prijungti jį į šokių grupę. Šaika, ramiai. Per šokių vakarą kaip ir turiu porininkę, bet žinot, egzistuoja diskoteka, tai tenais... Oi, nu jeigu jau čia taip sakai, tai, žinai, mano akis ieškos tavęs šokio aikštelėje. Nu, užtenka jūsų tų meilių seilių. Aš statau šitą langelį 1200. Na jau ne, mano rankų darbas netoks. Stop! Iki šiol langelius gaudavo to labiausiai nusipelnę ir daugiausiai už tai mokantys žmonės. Tačiau, kadangi Herkus nėra žaidėjas, jis langelį gauna pro bono. Čia jums ne demokratija ir mano žodis paskutinis. Plius, už tokią šukuoseną kompensacija visai praverstų. O ką tai reiškia pro bono? Jokios logikos šitame žaidime, kažkokia nesąmonė. Ei, palauk, Rimai, žiūrėk. Taigi tu ir taip protingas, taigi su akiniais vaikščiai viską, čia su mokytojo visą laiką bendrauji, tai tu turėtum suprasti visą tai, kas vyksta. Jo, nu negavai langelį, tai gerai, gausi kitą. Arba aš gausiu. Nesąmonė. Viskas čia sąmonė. Viskas čia gerai. Tai tegul tada Herkus ir meta, nežinau. Nu, Herko! Mesk. Na, gerai. Nu, šok vakaras jau toj bus. Paskubėkit. Dekoracija keliauja čia, truputėlį. Palaukit, pas mane ponia. Žvilgsnio gero to. Palaukit, čia dar trupučiuką. Palaukit, pataisykit, nu kada griūtų. Žinokit, mums neužteks tų dekoracijų, ta prasme, jūs žiauriai mažai, jūs matot? Tai padarom, ką turim ir po to pridėsim, nežinau. Ne, bet čia kažkas negerai. Nusroga, nu ką tu kalbi? Nu jeigu tu būtum manęs klausęs, viskas čia neatrodytų taip blogai. Nu va, manęs klausai, pasižiūrėk, kaip viskas atrodo. Nei dekoracijos užpildo ką, nei ką. Ta prasme, nu tu tiesiog pagalvok, kad... O kur ta didelė dekoracija dingo? Kokia didelė? Nu ta... Bliama, gal didelė dekoracija, gal tas didelis lapas? Nu tai jeigu didelė nebus sunku ras gal, Tu žinai, kiek aš čia laiko dariau? Kur ta dekoracija? Aš jūs užmušiu. Fainai, matei tą dekoraciją, gal didelę. Jeigu jau tokia didelė, tai gal negalėjai tiesiog pasimesti kažkur. Aš tą patį sakau. Gerai, nustokite ieškotis dekoracijos. Va, imkite popieriaus ir dirbt ir pasikvieskite pagalbą. Nu gerai, nenori, nereikia. Eik pats ir dirb. Aš nesu atsakingas už tai, supranti tu tą ar ne? Mes nebeturim daug laiko, tu tiesiog klausyk, ką aš tau sakau ir dirbk. Ir pasimk popieriaus dar ir viskas tada bus normaliau. Nespėsim padaryti, kvaiša. Nešnekėk, tu nesąmonė, geriau eik ir dirbk. Sąmonė kažkokia. Radau dekoraciją, radau, viskas gerai. Viskas gerai, žiūrėkit, išgelbėta šokį vakaras. Ramiai. Gerai, viskas gerai. Hebra, nestresuojam, viskas gerai. Mes turim dekoraciją. Manau, jau tuoj galėsim šokį vakarą pradėti. Gerai? Jo, gerai, viskas gerai. Sveiki visi atvykę į šokių vakarą! Ar jūs esate pasiruošę pasinerti į tolimosios Lotynų Amerikos ritmus ir melodijas?
Jeigu taip, tai manau galėsime kviesti mūsų šokio vakaro organizatorius pristatyti savo pasirodymą. Todėl mes pasitinkame juos gausiais aplodismentais! Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Na, jūsų gausius aplodismentus. Na, o dabar mes skelbsime didžiojo šokių vakaro nugalėtojus. Ir tai yra 3, 2, 1, 12-tukai! Gerai. Na, o dabar mes kviečiame mūsų 12-tokus parodyti savo pergalę šokę. Pasitikime jos aplodismentais! Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me
I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Jordanas, kur tu? Ką? Aš nieko negirdžiu. Jordan, sustok tiesiog. Gerai. Paklausyk. Nuo pat 9 klasės su manimi elgies kaip su nepažįstamu ir aš nežinau, ar tu pamiršai mūsų pasimatymus, mūsų laiką kartu praleistą. Aš bandžiau pamirštą, bet kiekvieną kartą man tas gumulas geklėje atsiranda ir aš negaliu. Gerai. Jordan, man nereikia, kad viskas būtų kaip anksčiau, bet tiesiog paaiškink, kol pasielgi taip su manim. Aš nelabai suprantu, apie ką tu kalbi. Tarp mūsų nieko labai rimto nebuvo ir tiesiog norėjau pasakyti tau, kad tu tiesiog atstotum nuo manęs. Tu man atsibodai. Aš nesuprantu, yra pilna geresnių už tave. Tu patikėk, tu nesi nei pirmas, nei išskirtinis bičas. Tu gali nueiti kitai panai, sakyti tokį monologą ir prašau, negadink man vakaro. Aš atėjau čia pasilinksminti, o tu man čia ateini su va tokiu bomba ir viskas. Aš prašau, atstok nuo manęs. Aš nenoriu tavęs matyti. Prašau, pamiršk visą mūsų praeitį. Ir tiesiog pamiršk viską. Ir mus. Viskas. Kiekviename kambaryje dideli saulės langai grindyse ir aš kažką prisimenu, kažką mąstau ir vėl sėdžiu tylus. Aš galvoju apie tave, kaip tu atrodė ir kur mes ėjom ir aš nebegaliu. Aš bandau įsivaizduoti, kad tu kažkur netoli esi, bet aš neįstengiu. Aš žinau, kad tu toli ir man taip yra sunku visai šį vėsų vakarą būti tiesiog šiom valandom. Atsiprašau, aš tiesiog norėjau su tavim. Aš norėjau pasakyti. Gerai, užteks. Kiek galite jūs čia apie savo tos santykius šnekėti? Dabar atėjo laikas man aiškinti savo santykius su šitų lopiškų žaidimu. Misteri Monopoly, kur tu? Už šį langelį siūlau 1500. Kres, palauk, duok jiems laiko. Pinigai nelaukia. Žinai ką, aš padarysiu visą, kad tu šitą langelį negautum. Oi, kokie grasinimai, kokie dideli žodžiai, kaip įsigandau. Na, šiaip jūs vieni galite pirkti langelius. Tu iš viso tylėk, atškarikas, jau turi vieną langelį, nebūk apšus. Žinai ką? Čia tu esi tuščias žmogus. Bandai prastinti savo gyvenimą švaistydamas pinigus, bet tai nepadaro tavęs nei fainesniu, nei populiaresniu. Tiesiog neapkenčiamų šmikiumi. Grinai! Ai, jo, tai čia aš tuščias žmogus, ne? O tu su savo tais piešinėliais tai jau moki įprasminti gyvenimą. Žinai ką? Dabar gali sakyti, kad pinigais laimės nenupirksi ir kad jie nieko neverti. Bet kai aš vairuosiu savo Porsche, o tu gatvėje kirksosi su savo tais piešinėliais, pažiūrėsim, kuris iš mūsų gyvena prasmingai. Nutilk, neišmanai nieko. Jūs man visi tiesiog pavydat. Aš geresnis už jūs, visus su savo tais menkais, nieko nevertais ir liūdnais gyvenimais. Menkais gyvenimais, tu čia mus išeidinėjai, manai, kad geriausias esi, žinai, kad tos žmonės už nugarą šneka. Fainas, manai, tavo draugas, paklausyk, kai šneka kitiem. Tu supuvęs, visi čia jūs supuvę. Oi, kažkas nepatenkintas, kažkas netako iš lovos įsiropštė, visi čia jūs supuvę, ojai. Žinai, tu visą laiką sakai, kad visur, kur beeitum, visi smirda. Tai žinai, gal čia tu esi tas, kuris smirda, o ne kiti.
Būt. Ot galėtų! Kai tu planai, aš tik stylėtų. Misteri Monopolis! Baigit! Kas tau negerai? Viską gadini! Nenormali esi! Gali baigt! Viską gadini! Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his in the saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody
Žiūrėk, nuleis galvą. Nu, vaikučiai, karpe diem, ateis teismo valanda. Lūkšite pastabėlę, apie Agnes, jau rašau. Traukinėja meilės tiesė liko tik punktyrai du. Kiek gavai? Ei, kiek gavai? Gavai? 10? Ir šį kartą įsimusinę. 9? Kodėl ne 10? Teigiama gal parašysim. Kodėl ne 10? Ei, kodėl ne 10? Aš rankos susisiu. Čia ne demokratija. Pustosim. Žaliųjų nėra. Ar įstojai? Įstojai. Košmarų laikas baigėsi ir štai jūsų vėl pats mylimiausias ponas Monopolis. Pirma, pažiūrėkime, kiek man kainuos tas jūsų išvadavimas iš šios aukštos reputacijos įstaigos. Atrodo, čia reiks ir antro akinio. Mėlėjai, planai keičiasi, niekas jūsų iš niekur nevaduos. Galit bandyti mesti kauliukus, neblogas bandymas, bet jeigu atvirai, man nusispjaut, jūs išeisit ar ne? Gražaus vakariuko. Čia viskas tavo kaltė! Ar aš tau panašus į Astos Jovaišienės paramos bei rūpybos fondą, kad rūpinčiausius visais? Nori, kad mėščiau dar kartą? Presli, kodėl tu man tai prieš tai pasakėjai?
Tu žinai, kad aš žiauriai įsižeisiu ir... Aš nesikabinėjau prie kiekvienos tavo detalės. Jūs man sugadinate patį geriausią dalyką pasaulyje. Ugdymosi procesą. Šungalvėjus. O tu privertei mane išeiti iš Olangrilo nesumokėjus. Gerai, jeigu iš čia dabar pasitikinėt viską, Sruoga, aš noriu, kad tu pagaliau atstotum nuo manęs. Tu man niekados nebuvai reikalingas. Aš tavęs nekenčiu. Tiesiog nustok mane idealizuoti. Prašau, atstok nuo manęs kada nors. Gerai, baigsiu mokyklą, pamiršiu, kas buvo tarp mūsų ir tiesiog eisiu į priekį ir užsičiaupkit visi. ex machina sum, intelligence, quid feceris, ut mehu vocaveris. Ponia, mes čia latiniškai nekalbame. Ai, aš galvojau, čia dėstoma latinų kalba. Na, šiuo klausimu didingasis pavėlavote net 30 metų. Tai visgi ką norėjote mums pasakyti? Ak, žinoma. Pradėkime iš to. Aš esu dievas iš mašinos. Ar suvokiate, ką turėjote padaryti, kad mane čia prisikviestumėte? Tai ką, dabar lietuviškai nebemokate? Ar aš vėl Babelyje? Na, galbūt jūs atvykote dėl to, kad mes susipykome? Proto bokšte, tai aišku dėl to, kad susipykote. Šiaip savo nesikišu į žmogiškus reikalus, bet susiriejate taip stipriai, kad teks įsitraukti net dieviškai rankai. Visiškai užmiršote visas savo vertybės, supratingumą, bendruomenę. O juk tai dalykai, kurie yra svarbiausi. Dar neišėję į pasaulį, užmirštate visą savo ugdymą. O jis juk ne bet koks, o jėzuitiškas. Ir jis nėra vien tik sėdėjimas pamokose. Jūs pagalvokit, raudonieji Vilniaus stogai, žymių dailininkų freskos, katakombos platybės. Kokie žmonės turėtų užaugti matydami tai kasdien? Žinoma, svarbiausia pastebėti,
Juk visada svarbiausia pastebėti. Juk kiekvienas matome, bet ar pastebime? Ir ne tik daiktus, bet ir žmonės, pačius artimiausius žmonės, kurie veikia mūsų gyvenimą kasdien. Pastebėkit tą veikimą. Nenustokite reflektuoti. Dabar nelaikas pamesti visą tai, ką išmokote per metus šioje gimnazijoje. Jūs turite tiek nuostabių, prasmingų ryšių. Nepaleiskite jų. Panaudokite tai, ką išmokote. Jūs galite vieni kitiems padėti daugiau negu vienu būdu. Juk laiko liko nebedaug. Na, o mano laikas dėja jau baigėsi. Pagalvokit, ką pasakiau. Jei klausimų turėsit, persižegnokit, aš visas jūsų. Regis, net dieviškoji malonė mane nuo įstatymo neatleidžia.
Na, tikiuosi, pramogą turėjote gerą. Tačiau užteks dykadoniauti, tarsi būtumėt sustoję nemokamai stovėjimo aikštelėje. Mano kapitalistiniam pasaulyje dirba visi. Todėl, mėly 12-okai, laukiu jūsų testamento. Aha. Paplojam dar kartą 11-okam. Aš jūsų nematau, mane labai šviečia šviesa. Bet tai nieko tokio, svarbu jausmas. Tikrai, wow. Dar kartą galim paploti netgi. Tai po tokio renginio mums yra labai įdomu sužinoti, ar mes dar vis turime energijos. Tai norim patikrinti iš tikrųjų, kiek tos energijos liko jums. Tai viena pusė seks Beną, o kita seks Rūtą. Ar jūs juos matot bent jau? Matot. Tai kelsim bangą ir jūsų dvi bangos susitiks per vidurį, o tada mes jas paleisim atgal į šonus. Suprantamai? Gerai. Pasiruošę? Nykštukai pasiruošę? Pasiruošę. 3, 2, 1. Ir grįžtam. Nu, super, galit pasiploti patys savo, nuostabi banga. Energijos lygis yra neišmatuojamas. Na, o dabar manau, kad galit sukoncentruoti tą energiją ir galime pereiti prie mūsų rimtosios oficialiosios dalies. Taigi, pasiruoškite, nes mes pristatysime XX kartos testamentą. Tai Rūta, nuo ko mes pradedam? Taigi norėtume pradėti nuo dalykų, kuriuos mes su savo karta išsinešame. Ir pirmas dalykas, ką mes išsinešam, tai yra mokytojas Eimantas. Paplokim jam. Tai visgi mokytojo Eimanto kelionė mūsų mokykloje baigėsi su mūsų karta, tačiau mes jam linkime labai gero ateinančio naujo etapo ir jo mylimi fizikai jam linki visko ko geriausio ir siunčia šiltą apsikabinimą. Taip pat išsinešam geriausią VTG fondo direktorę Emiliją Čapkauskaitę. Emilija, pasirodyk, kur tu čia esi? Kur Emilija? Paplojam Emilijai dar kartą. Ačiū tau už tavo laiką. Tai kiekviena karta sako, kad išsineša pačius geriausius, pačius nuostabiausius vadovus. Šis teiginys taip pat tinka mūsų kartai, tačiau mes norim pabrėžti, kad išsinešame žaismingiausius vadovus guobstose, kurie į stovyklas įdėjo visą save, visą savo energiją, ne tik rūpinosi, bet ir susitapatino su tais vaikais. Tai norime jums padėkoti už jūsų rūpestį ir už nuostabias stovyklas. Taip pat išsinešame išradingiausios, nuostabiausios Lituanika X komandos narius. Paplokime jiems. Būtent jie garsina ne tik mūsų kartos, ne tik gimnazijos, ne tik Vilniaus, bet visos Lietuvos vardą visame pasaulyje. Tai dar kartą paplojame. Taip pat išsinešame ir daugiausiai atsileidimų iš fizinio ugdymo pamokos. Tai iš tikrųjų net nesitikėjau, kad mūsų karta yra tokia sportininkų karta. Salomėja, pavyzdžiui, ar tu esi atsileidus nuo fizinio ugdymo pamokų?
Tikrai taip, aš iš tikrųjų Lietuvą garsinu futbolo stadionuose ir, nenustebkite, jeigu po poros metų pamatysite mano veidą žiniuose per sporto naujienas. O Rūta, tu esi atsileidus? Žinokit, aš taip pat esu atsileidus, aš garsinu Lietuvą savo tinklinio sugebėjimais ir iš tikrųjų nuotraukoje matosi, ką mūsų sportininkai veikia fizinio ugdymo pamokų metu, tai tikrai praleidžiame jas vertingai, mokomės, atliekame kitus darbus. Taip pat išsinešame meniškiausius medijų meno menininkus. Būtent jie skyrė savo kūrybiškumą, savo laiką ir svarbiausia savo kantrybę pasiimti medijų meno pamokas, kurios be abejo atsirado mūsų kartai pirmai. Tai paplokime jiems, ačiū jiems. Taip pat išsinešame mokytojos Zinos mėgstamiausius matematikus. Bandau prisiminti citatą, pasakytą praeitais metais. Kažkaip taip skambėjo. Kas iš brandos egzamino, matematikos brandos egzamino pirmos dalies negauna bent 39 taškų, netikri matematikai. Tai matot, kad mes visi dar vis čia ir tai mums tik parodo, kad tokių matematikų daugiau nebebus. Dar vienas dalykas, kurį išsinešame, tai yra šiandien jau minėta populiariausia Vilniaus kirpykla. Ir iš tikrųjų, žiūrint į nuotrauką, galim pastebėti lokaciją, kurioje jau greičiausiai seniai buvome. Tai yra spintelių kambarėlis antrame aukšte. Tai pradžiai buvo atimtas iš jo durys, vėliau buvo konfiskuotas ir pats kambarėlis. Tai jo gedime iki dabar. Ir sakome didžiausią padėką geriausiam barberiui ir jo klientams už pasitikėjimą ir drąsą. Taip pat išsinešame, logiškai, šventiškiausią Vilniaus Jėzuitų gimnazijos jubiliejų 30-ąjį. Taip, tikrai paplojam. Tikrai turiningai jį šventėme, prisijungėme į VTG 30 konferenciją ir labai džiaugiamės nuotolinio mokymo diena. Tai ačiū gimnazijai. Taip pat norim išsinešti atgajos stovyklą, į kurią mes visa karta važiavome į 9 klasėje. Tai buvo pirma ir paskutinė tokia organizuojama stovykla. Daug nepakartojamo laiko, daug pokalbių, bendravimo. Bet ką iš tikrųjų išsivežėme iš šios stovyklos, tai buvo supratimas, kaip mes vertiname savo namų aplinką ir kaip mes vertiname savo guobstų stovyklavietę. Aš pristatysiu sekančią skaidrę, nes visgi kalbėsiu apie savo kolegas. Taigi, su savo karta išsinešame ir pačius geriausius renginių vedėjus. Tai išsinešame Taurą su Salomėja, kurie sukūrė tikrai nuostabų šokių vakarą. Tai ačiū jiems, labai paplokime. Taip pat išsinešam ir Beną su Anelija, kurie iš tikrųjų pravedė labai gražiai ir anų metų paskutinį skambutį. Tai ačiū jiems už gražią ir šiltą aplinką. Ir manau, dar kartą visi paplosime Benui, nes jis pravedė ir mūsų vidutinio vakaro šou paskutiniųjų metų 100-dienį. Kartu išsinešame daugiausiai mokinių iš naujo stojusių į 9 klasę. Tai būtent mes buvom pirma karta, kuri turėjo 5 8 klases ir būtent mes turėjome vėl stoti į 9 klasę. Iš dalies dėl įspėjimų gautų 8 klasėje, iš dalies dėl mokinių kiekio. Tai dauguma žmonių, kurios dabar matote ekrane, dėja net pažįstate, jie pasikeitė, bet galbūt jie net ir neįstojo. Tai va.
Išsinešame ir tėvynės labui atiduodame daugiausiai berniukų šauktinių. Skaitai tą sąrašą šauktinių ir galvoji, jezuitai, vėl pirmos vietos, kaip visada. Tai linkime savo draugams, siunčiam daug meilės, daug bučkių ir jums stiprybės ir visko, kas geriausia. Kartu su savimi išsinešame ir iš tikrųjų didžiausią kartą, tai mūsų buvo iš viso 4 klasės, tai tikrai išsinešame plačią, šiltą 12 bendruomenę. Tai visų pirma, mes išsinešame senuosius VDG gidus, kurie buvo pakviesti, priversti mokytojas Astos vesti ekskursijas po mūsų mylimą gimnaziją ir paliekame, gal paplokime seniesiems gidams. Ir be abejo paliekame naujuosius gidus, tai 11-okus, kuriuos jau matote net ir nuotraukoje. Tai paplokim jiems, linkime gerų kelionių po gimnaziją. Tai nenorim girtis, bet tikriausiai populiariausia ilgosios pertraukos praleidimo būdas veikla, tai yra žaidimas bulvė, visiems žinomas. Ir nemeluosime, jisai prasidėjo su mūsų karta, mes jį sukūrėme, patentavome ir nors dabar neturime gražaus mūsų kiemo su daug erdvės, tikimės, kad jums 11-okai pavyks kitais metais jį jau tokį erdvų ir gražų pamatyti ir kad šią tradiciją jūs perdosite ir jaunesniosioms kartoms. Dešimtoje klasėje mes visi turėjom padaryti ekonomikos ir pilietiškumo projektą. Tai mūsų grupelė pasirinko patobulinti gimnazijos erdvę ir mes pasiuvome štai tokias pagalvėles prie pirmame aukšte, kur galima sėdėti ant palangių turbūt, ir jas paliekame taip pat gimnazijai. Tai ačiū mum. Taip pat paliekame ir labai svarbu ir aktualų 11-okams dalyką, tai kokias geras 4-5 vietas parkuotis prie Augustijonų gatvėje, tai iš tikrųjų labai rekomenduojam, iš tikrųjų kelionė į mokyklą gaunasi dar trumpesnė. Tik rekomendacija būtų tada pradėti taupytis pinigus ne naujai striukiai arba betams, bet baudai ateinančiai jūsų keliu. Taip pat dėja šiais metais mes buvome iškelti į rūsio spinteles. Ir ten kartu radome ir labai šlykštų kvapą. Tai mes jums jį tikrai paliekame, jo neišsinešame ir sėkmės. Ir kalbant apie spinteles ir problemas visas susijusias su jomis, tai paliekame jums tas naujas taisyklės. Asmeniškai tikriausiai nei vienas nerakinom iki šių metų spintelių. Aš žinau, kad mano buvo atlapotom durim ir niekas kol kas nieko nelegalaus man tenais neįdėjo, bet gal pasiseks jums. Tai nešiokite tą raktelį, prisikabinkite prie kelnio. Taip pat paliekame ir naujas kelionių taisyklės. Tai iš tikrųjų mūsų kartai pavyko susiorganizuoti ne vieną kelionę, tiek su Erasmuso, tiek su klase. Bet jums paliekame iš tikrųjų naują kelionių tvarką. Tai Salomėja, Benai, kokios bus naujas taisyklės? Tai mes visų pirma tikrai tikimės iš jūsų nuostabios dar kelionės kitais metais kiekvienų. Pranešame, kad jinai tikrai netruks daugiau nei 2 naktis. Ir aukščiau 500 metrų jūs tikrai nepakeliausit be gido. Tai sėkmės dar kartą. Dabar trečioji mūsų pristatymo dalis, ką mes įpareigojame jūs 11-okai daryti. Tai būtinai įdėkite į visas šventes visą 100. Kaip jau matėme šitoje šventėje, jums tą, manau, pavyko padaryti, tai linkiu gero kelio ir sėkmės įdant daugiau energijos. Paplojam jums. Na ir paskutinis ir pats svarbiausias tikriausiai įpareigojimas, tai pareigojame būti aktyviais.
mūsų pristatymas jau baigėsi, tačiau turime dar vieną dalį, 4. Priesaikas. Tai 12 gal nekviesime atsistoti, bet pridėkite ranką prie širdies ir kartokite paskui mus. Likusias 100 dienų pasižadam eiti į visas kūno kultūros pamokas. 100 dienų eiti į visas kūno kultūros pamokas. Čia 11 dar neišsigaskit, čia ne jums dar. Palaukit. Mes saviškius pakankinsim. Taip, toliau. Visas 100 dienų pasižadam bent pasistengti nešioti uniformą. Visas 100 dienų pasižadame bent pasistengti nešioti uniformą. Taip pat pasižadam nevėluoti į pamokas. Pasižadam nevėluoti į pamokas. Pasižadam visada nešiotis kortelę ir nepykdyti onutės. Pasižadam visada nešiotis kortelę ir nepykdyti onutės. Pasižadam, jog jei yra langas, o toliau pamokos, neišeiti namo. Pasižadam, jeigu ir langas, o toliau pamokos, neišeiti namo. Pasižadam mažiau kalbėti per pamokas, nebent tema įdomesnė nei mokytojos. Pasižadam mažiau kalbėti per pamokas, nebent tema įdomesnė nei mokytojos. Pasižadam labai stipriai pasistengti nemiegoti mokykloje, nors ir žinom, jog tai yra nelabai įmanoma. Pasižadam labai stipriai pasistengti nemiegoti mokykloje, nors ir žinom, jog tai yra nelabai įmanoma. Prisižadam nepasilikti visų darbų paskutiniai minutiai. Pasižadam nepasilikti visų darbų paskutiniai minutiai. Pasižadam negalvoti tik apie ateinančius egzaminus. Pasižadam negalvoti tik apie ateinančius egzaminus. Pasižadam neklausinėti, kas ką studijuos. Pasižadam neklausinėti, kas ką studijuos. Pasižadam kitais metais ateiti aplankyti mokyklą bei mokytojus. Pasižadam kitais metais ateiti aplankyti mokyklą bei mokytojus. Pasižadam pasidžiaugti vieni kitais ir paskutinėmis dienomis mokykloje. Pasižadam pasidžiaugti vieni kitais ir paskutinėmis dienomis mokykloje. Ačiū labai už pažadus, paplojam 12. Na ir išeikit organizatoriai, ateikit ir jums reikės. 11. Paplojam, 11, išeinam. Visi, davai. Drąsiau. Gerai, 11, pasižadam. Nu, greičiau. Paskubam, gerai. Ranka ant širdies. Likusias 100 dienų pasižadam būti geras pavyzdys ir autoritetas mažesniesiems. Likusias 100 dienų pasižadam būti geras pavyzdys ir autoritetas mažesniesiems. Pasižadam nešioti uniformą kasdien. Pasižadam nepykdyti onutės, kasdien ją užkalbinti ir pasiteirauti, kaip ji laikosi. Pasižadam nepykdyti onutės, kasdien ją užkalbinti ir pasiteirauti, kaip ji laikosi. Pasižadam kartais valgyti valgykloje. Pasižadam kartais valgyti valgykloje. Pasižadam nemiegoti per pamokas.
Pasižadam nemiegoti per pamokas. Pasižadam noriai važiuoti į Gobstas ir būti geriausiais įmanomais vadovais. Pasižadam važiuoti į Gobstas ir būti geriausiais įmanomais vadovais. Pasižadam nevėluoti į pamokas. Pasižadam gerai išlaikyti tarpinius egzaminus. Pasižadam daryti visas užduotis ne paskutinę naktį prieš deadline'ą. Pasižadam daryti visas užduotis ne paskutinę naktį prieš deadline'ą. Pasižadam perskaityti visas privalomas lietuvių knygas. Ir aktyviai diskutuoti apie jas per pamokas. Pasižadam pasimėgauti prieš paskutiniais ir paskutiniais metais gimnazijoje. Pasižadam pasimėgauti prieš paskutiniais ir paskutiniais metais gimnazijoje. Pasižadam per daug rimtai į viską nežiūrėti. Pasižadam per daug rimtai į viską nežiūrėti. Pasižadam nesiparinti, kur gyvenimas mus nuneš. Ir kartais paprasčiausiai plaukti pasroviui. 11-okai! Tai ačiū Jums labai už šį renginį. Dėkojame visos mūsų kartos vardu. Buvo nuostabu. Galit pasiploti patys savo. Gal dar patys savo, tik tai ir neplojo. Tikiuosi, vertinsite, ką paliekame ir pasilgsite to, ką išsinešame. Ir ačiū Jums labai labai. Na gerai, tai atėjo visų mėgstamiausia dalis. Tai dabar mes įnešime mūsų didingą, skoningą, absoliučiai fantastišką, skaniausią, visiems skirtą ir gaivų šimtadienio tortą! Arba dar. Na ir laukiama, kol įneš mūsų didingą, nuostabų, gražų tortą. Na, galime pasakyti, kad jis yra ne bet koks tortas, tai yra močiutės tortas.